Garbė Jėzui Kristui. Džiugu matyti visus pirmadienio gražų rytą. Savaitgalis taip pat buvo gražus. Vakar buvo paskelbti 2 nauji bažnyčios šventieji, tad džiugau bažnyčią, kadangi turime dar 2 šventuosius, kurie mus saugoja, globoja. Tad, iš tikrųjų prašykime jų užtarimo pas Dievą, kad mus saugotų, globotų ir vestų tiesos keliu. Kaip įprasta, pradėsime dieną švento rašto skaitymu, tad pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Paleisti Petras ir Jonas atėjo pas saviškius ir išpasakojo, ką jiems buvo sakę aukštieji kunigai ir seniūnai. Išklausę visi vieningai pakėlė Dievo balsus ir taip meldėsi. Viešpatie, tu sukūrei dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Tu esi taręs per šventąją dvasią savo tarno Dovydo lūpomis. Kodėl niršta pagonis, kam veltui tautos sąmokslus rengia? Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugėm prieš Viešpatį ir jo Mesiją. Taip, šitame mieste iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio gentimis prieš tavo šventąjį tarną Jėzų, kurį tu patepei, kad įvykdytų, kad tavo galia ir valia buvo iš anksto nusprendusi. O dabar, Viešpatie, atkreipk akis į jų grasinimus ir suteik saviesiems tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Išties savo ranką, kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų pagydoma ir daromi stebuklingi ženklai. Jiems pasimeldus, sudrebėjo jo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių stebuklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti savo motinas įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jau pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Nikodemas ateina nakčia, jisai buvo fariziejus, didžiūnas, ateina pas Jėzų nakčia. Bet galbūt ne todėl, kad jisai bijo susitepti savo vardą, pasižeminti save, bet galbūt Nikodemas ateina nakčia ne paros laiku, bet galbūt savo dvasios nakčia, kada jam reikia labiausiai pagalbos. Mes irgi visą laiką einame pas Dievą tada, kai būna mums negera. Turime išmokti džiaugtis visais dalykais, eiti pas Dievą ir tada, kai gera. Bet čia Nikodemas ateina nakčia. Kas neatgims iš aukštybių, reiškia, kas yra kūno, tas kūno, kas iš dvasios, tas iš dvasios. Ir Nikodemas labai žydiškai, logiškai mąstydamas klausia, kaip galima atgimti antrą kartą. Tu neįeisi, būdamas, reiškia, jau gimęs, antrą kartą negimsi. Ir Jėzaus žodžiai užkabina Nikodemą. Jisai kreipiasi rabiu, mokytoju.
Aš tikiu, sako, kad tu esi iš aukščiau, nes taip nieks negali kalbėti. Tavo darbai kalba už tave. Ir Nikodemas ieško teisybės. Kaip čia yra? Nepaisant to, kad jisai užėmė aukštas pareigas, bet jisai vis tiek ieško teisybės. Jisai suvokia, kad Jėzus kažkoks tai yra išskirtinis asmuo. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir kas atranda tiesą, tas yra laimingas. Kelias, tiesa, gyvenimas. Eina tik tai per Jėzų ir į jį. Nikodemas susitikti su Jėzumi atsliūkino naktį. Tad darome išvadą, kad jam labai rūpėjo išlaikyti savo gerą vardą tarp kitų fariziejų. Jei Nikodemas ir bijojo, kad jį kas nors pamatys, jis nesidraugėjo klausinėti Jėzaus, mat norėjo įsitikinti, kad šis tikrai yra Dievo siųstasis. Nikodemas buvo girdėjęs apie Jėzaus padarytus stebuklus, apie tai, kad jis išgydė nemažai žmonių. Tai jam veikiausiai priminė Senojo testamento pažadus, kad ateis Mesijas. Jėzus, pradėdamas kalbėtis su Nikodemu, jam pasakė, kad tie, kurie neatgims iš aukštybės, neregės Dievo karalystės. Atgimti ir regėti Dievo karalystę reiškia gimti iš vandens ir dvasios. Kentėdamas ir mirdamas ant kryžiaus, Jėzus atpirko viso pasaulio nuodėmes, kad galėtume įžengti į Dievo karalystę. Vanduo ir dvasia – tai dvi dvasinės tikrovės, kurias suteikė Jėzus, kad galėtume įžengti į gyvenimą. Kai jis ant kryžiaus atidavė dvasią, jo šonas buvo perdurtas ir iš jo ištekėjo kraujo ir vandens. Jis atidavė savo dvasią, kad mes galėtume priimti šventąją dvasią. Jis praliejo savo kraują, kad būtų nuplautos mūsų nuodėmės. Taigi, atgimti iš aukštybių reiškia gauti naująjį gyvenimą iš dvasios. Tikime, kad krikšto vanduo ir šventosios dvasios galia mus atnaujina, atgimdo Kristuje. Tampame naujais kūriniais, bet turime ir toliau augti, kad taptume brandžiais dvasiniais krikščionimis. Turime nusigręžti nuo kūno įnorių ir atsigręžti į Kristų kaip savo pavyzdį ir vadovą. Mes esame kūniškos būtybės ir kūnas mėgina mums primesti savo valdžią. Apie tai rašo apaštalas Paulius. Aš žinau, kad manyje tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Paulius pripažįsta, kad savo jėgomis jis nepajėgtų būti geras, gyventi doro gyvenimo. Tik kas akimirką išsižadėdamas kūno geismų ir atsigręždamas į Jėzų Kristų, jis gali būti išgelbėtas. Turime leisti šventajai dvasiai mus vesti. Atgimimas neįvyksta vieną kartą visiems laikams. Jis apima visą mūsų gyvenimą, nes Dievas visą laiką darbuojasi mumyse, mus keisdamas. Viešpatie, atsiųsk savo dvasią, kad tapčiau naujų kūrinių. Tai ką šiandien kviečiu visus melstis pirmiausia, tai už direktorę, kadangi jos nėra ir esant tai galimybei, už mūsų centro bendruomenę, Švento Ignaco Lojolos bendruomenę. Taip pat kviečiu verstis už Valytę Šimkienę. Jos šiandien yra gimtadienis amžinatilsį. Šeštadienį buvo keturnedėlis. Kviečiu melstis už Gintarę Šostakaitę, už mamą Ritą Šostakienę, kadangi jos gimtadienis buvo vakar. Ir kviečiu melstis už Ingutę, kuri raštinė dabar yra ir mus puikiai girdi, bet negali palikti savo darbo vietos.
Melskimės už tuos visus žmonės, kurių buvo gimtadieniai ir kurių šiandien tikrai turėjo būti, bet nėra mūsų tarpe. Melskimės už tai, kad ši savaitė praeitų gerai, todėl kad tai paskutinė savaitė prieš projektą Gerbkime mokytoją. Kita savaitė yra skirta profesiniam mokymui, pasiruoškime jam gerai. Žinių ir įgūdžių lygmenyje įvertinkime tos mokinius tam, kad galėtume projekto rėmuose juos kitaip patikrinti. Šiandien taip pat kviečiu melstis už tuos, kurie organizuoja, kurie rūpinasi 2 dideliais seminarais. Mokykloje labai daug žmonių bus iš išorės. Tai 160 žmonių, kurie bus sporto salėje ir jie dalyvaus seminare Lyderių laikas. Tai visiškai iš išorės ateinantys žmonės, bet taip pat jie dirbantys švietimo įstaigose, kurie tikrai tam tikrą akies karašteliu žiūrės, kas pas mus vyksta. Taip pat kitas seminaras, kur 80 žmonių yra aktų salėje, kirpėjų seminaras. Irgi žmonės iš išorės bus atvažiavę net ir užsieniečiai, kurie daryti talaską seminarą. Tai melskimės už tai, kad jeigu praėjo tas mūsų olimpiados šurmulys ir padėkokime Dievui, kad tai buvo tikrai geras, gerai suorganizuotas renginys, nebuvo jokių prastų atsiliepimų. Tai dar paprašykime, kad ir šitie du renginiai praeitų gerai. Ir melskimės už dar kartelį už mirusius ir už sergančius mūsų bendruomenės narius. Tai kviečiu bendrai maldai, nežinau, ar viską išsakiau, labai daug galvų pasakysiu, kas